dabar ypač dar būdingas tas tiesioginis kontaktas ir gyvas bendravimas. Bendraujant gyvai, mes su klientu sukuriam artimesnį ir tokį glaudesnį ryšį. Regionuose vis dėlto vyrauja daugiau smulkus ir vidutinis verslas, kurie teikia paslaugas, užsiema gamybą. Taip pat nemažą dalį užima žemės ūkio sektorius. Tai asmenys, kurie užsiema žemės ūkio veikla, ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai. Tai būtent šio sektoriaus atstovai yra mūsų skyriaus kasdieniniai klientai, su kuriais mes dažniausiai susitinkam. Taip pat nepamirštam ir vietos gyventojų, kuriems aktualios kasdieninės finansavimo paslaugos, indėliai, vartojimo kreditai ir būsto kreditai. Regionuose klientai yra tikrai arčiau banko. Visada yra laukiami betarpiškam susitikimui, betarpiškam pokalbiui ir susitikimo metu yra puikia galimybė išsiaiškinti kliento poreikius ir pateikti nestandartizuotą, o būtent individualų jam tinkantį pasiūlymą. Ir taip pat regionuose mes priešingai nedidmiesčiai esam tikrai arčiau žemės ūkio ir galim dažniau susitikti su ūkininkais, pabendrauti ir pasiūlyti taip pat jiem puikias konsultacijas. Pagrindiniai iššūkiai regionuose yra tai, kad bankų daug, o klientų mažiau. Taigi reikia tą klientų ratą susikurti patiems, jie puoselėti ir saugoti. Visada darbe stengiuosi bendrauti taip, kaip norėčiau, kad su manim klientai bendrautų. Stengiuosi būti sąžininga, atvira, nuoširdi, išsiaiškinti kliento poreikius ir visada pasiūlyti tai, kas tinka ne visumai, o būtent individualiai klientui. Aš manau, kad visų šitų vertybių puoselėjimas ir leidžia mums, Urbo bankui, būti arčiau kliento.